Labas vakaras, jūsų dėmesio penktadienio žinių laida. Šių metų naujovė neformalus ugdymas skina pirmosius vaisius. Populiarumo nepraranda apskrities gimnazijų matematikos olimpiada. Kultūros centro lankytojų patogumui atidaryta kavinė. Artėjančių didžiausių metų švenčių jaukumas neįsivaizduojamas be papuoštos mišku kvepiančios eglutės ar eglės šakos. Šiandien Marijampolės miškų urėdija surengė akciją Parsineš kalėdas į savo namus. Šioje tradicinėje akcijoje miškininkai, ragindami tausoti gamtą, išdalijo apie 2000 eglių šakų. Jau 7. kartą miškininkai surengė kalėdinę akciją Parsineš kalėdas į savo namus ir nemokamai dalijo eglių šakas. Taip miškų urėdija ne tik skatina tausoti gamtą, bet ir nori žmonėms suteikti kalėdinio džiaugsmo. Miškininkai įsitikinę, kad vis labiau populiarėjančios ir gamtą tausojančios eglių šakos yra puikiai išeitis tiems, kuriems eglutė nebūtina, o namuose norisi miško kvapo. Žmonės gyrė miškininkų sumanymą. Tai geras darbas gamtai ir šiaip, gauti gyvą eglutės tokią kaip ir šaką už dyką, manau, yra tikrai neblogai. Tai suprantu, visada gyvos norite? Taip, ir tas kvapas namuose ir daug geriau negu dirbtina. Gyva geriau, tokia daugiau ta kalėdinė nuotaika. Geriau žalia. Visada puošiat? Stengiamės. Ir visada tikra? Tikra, taip. Tai ką vertinat šitą akciją? Labai puikiai. Nuo senovės per kalėdas visą laiką puošim. Nuo jaunystės dabar prisimenam. Miškininkai džiaugiasi, kad ši akcija pasiteisino, žmonės gausiai susirenka į eglių šakų dalybas. Ši akcija turi gal tokius du aspektus - socialinį ir aplinkosauginį. Tarkim, ji jau kartojama šįmet 7. kartą visoje Lietuvoje ir stengiamasi pirmiausia, kad žmonės, kurie nepasiturintys, negali įsigyti net šakos eglės pasipuošti kalėdoms, kad jie gautų. Taip pat aplinkosauginiai, kadangi pratys žmonės gal, kad jie keistų įpročius ir puoštų gal geriau šaką, ne medelį, nes tą eglutę tinkamą puošti reikia auginti mažiausiai 7 metus. Urėdijos atstovas pabrėžė, kad ši akcija pasiekė ir prevencinį tikslą. Kasmet vis mažiau nustatoma žmonių, kurie patys miškuose kerta arba žaloja eglutes. O tuos, kurie bandys taip daryti, laukia baudos. Administracinis kodeksas numato atsakomybę administracinę ir baudą nuo 18 iki 28 eurų, bei teks atlygyti nukirstos eglutės kainą. Akcija Parsineš kalėdas į savo namus miškų urėdija rengė ne tik Marijampolėje, bet ir Kalvarijoje bei Vilkaviškyje. Gyventojams buvo išdalinta apie 2000 eglių šakų. Jono Basanavičiaus aikštėje jau šurmuliuoja kalėdinė mugė. Prekybininkai iš įvairių Lietuvos kampelių marijampoliečius kviečia įsigyti originalių dovanų ir gardumynų šventiniam stalui. Marijampoliečius jau tradiciškai prieš šventes į Jono Basanavičiaus aikštę kviečia kalėdinė mugė. Iš visų Lietuvos kampelių suvažiavę prekybininkai siūlo kalnus gėrybių. Kad gyventojai galėtų pasiieškoti savo dovanėlių netradicinių. Ne tik tos, kurios būna Maksimuose, Ikynėse, bet galėtų pasinaudoti tais žmonėmis, kurie savo rankomis dirba natūralius ir gražius daiktus. Ir ne tik daiktus, ir maistą, ir medų, ir skanius gaminius iš mėsos, ir pyragaičius, ir suvenyrus įvairius. Iš siūlomų prekių gausos tikrai išsirinksite ir trūkstamų kalėdinių dovanų ir gardesnį kąsnį švenčių stalui. Ar lašinių, ar kumpio, ar žuvies, ar sūrio, duonos, ar pyragų, ar įmantriausių saldumynų, medžio ar molio dirbinių, interjero puošmenų, suvenyrų, aksesuarų, šiltų kojinių ar šlepečių, ar kitų rankų darbo gaminių. Visko rasite kalėdinėje mugėje. Taip pat ir šventinę nuotaiką, kurios kol kas deja nedovanoja oras. Blogo oro nebūna, būna tik prastas apsirengimas. Tai visus mielai kviečiame, neapvilkite prekeivių, kurie visą dieną čia dirba tam, kad jūs galėtumėte įsigyti netradicinių dovanėlių savo artimiesiems ir kalėdoms ir naujiems metams. Kalėdinė mugė Jono Basanavičiaus aikštėje veiks iki gruodžio 23 dienos, kiekvieną dieną nuo 11 valandos.
Nuo šiol kultūros rūmų renginių laukiantys gyventojai galės susukti ir į kavinę. Šiandien iškilmingai ji atidaryta. Šiandien kultūros centre duris atvėrė kavinė. Atidarymo juostelę perkirpo savivaldybės meras Vidmantas Brazys ir kavinę rengia statybininkai. Meras džiaugiasi, kad pagaliau kultūros centre įsikūrė kavinė, kuri labai reikalinga į renginius atėjusiems žmonėms. Aš noriu padėkoti ir tam žmogui, kurio dėka atsivėrė statybininkam, tai jiem turbūt viskį sumokės, jeigu tai nepalauks, o tas sumanytojas tai kaip tik Rūtelė buvo, kuri su savo visa šeima iš tikrųjų tokį padarė gerą darbą, kadangi savivaldybei padaryti, tai turbūt ir nėra tikslo restoraną ar bufetą, tai turi būti privatus verslas, tai mes džiaugiamės, dėkojam visiems, kad pastatėt, kad suremontavot, o jūs, kad suteikėt mums galimybę atverti šias duris. Marijampolės kultūros centras buvo atidarytas 2004 metų gruodį. Nuo tada buvo kalbama ir apie kavinės įrengimą, tačiau čia kurtis norinčių vis neatsirasdavo. Prieš 1,5 metų šio verslo ėmėsi Rūta Jaunikaitienė. Moteris į šią veiklą jungė visą savo šeimą. Kavinę suprojektavo architektė Ieva Mažeitytė, statybos darbus atliko Marijampolės bendrovės Statybos ritmas ir Mavista. Iki naujųjų kavinė dirbs renginių metu, po švenčių kasdien. Rygiškių Jono gimnazijos organizuojama matematikos olimpiada nepraranda savitumo ir populiarumo. Šiemet Suvalkijos tematika sukurtas užduotis sprendė moksleiviai net iš 17 apskrities gimnazijų. Rygiškių Jono gimnazijoje vykstanti tradiciniai Sūduvos krašto gimnazijų matematikos olimpiada jau pradėjo 2 dešimtmetį. Šiemet renginys sulaukė 125 dalyvių iš 17 apskrities gimnazijų. Mums jau reikia tikrai džiaugtis tuo, kad plečiasi gimnazijų skaičius, plečiasi mokinių skaičius. Matyt, patinka, matyt idėja dėl to, kad aš galvoju, kad suintriguoja būtent Kašubos padarytos užduotys, nes jos yra visiškai netradicinės, visiškai kitokios. Ir tikrai aš galvoju, kad vaikai nori save išbandyti būtent ir tokiuose renginiuose ir tokiuose uždavinių sprendimuose. Ši Rygiškių Jono gimnazijos rengiama olimpiada gražaus bendradarbiavimo vaisius. Ne tik su kitomis apskrities gimnazijomis, bet ir su Vilniaus universitetu, kurio dėstytojas dr. Romualdas Kašuba ir parengė olimpiados užduotis. Jau įprasta, kad užduotys nereikalauja vien sausų sprendimų, jos reikalauja loginio mąstymo ir be abejo yra susietos su Sūduva. Šiais metais, kaip jau visur įprasta, praplėtėm truputį geografija, yra ir apie Gelgaudiškį, yra apie Alvitą, yra apie kitas įžymės Suvalkijos vietas. Uždaviniai čia būna ypatingi, kvepiantis poeziją, kaip sakė profesorius Kašuba. Iš tiesų, vaikams tai yra nauja patirtis yra ir mokytojams. Vaikai turi galimybę spręsti kitokio turinio uždavinius, ne tai, ką jie visą laiką yra įpratę matyti vadovėliuose pamokų metu. Šiemetėje olimpiadoje daugiausiai prizinių vietų užėmė Rygiškių Jono ir Šakių Žiburio gimnazijų moksleiviai, laimėję po 5 prizinės vietas. 4 prizinės vietas užėmė Marijampolės Marijonų gimnazijos auklėtiniai, 2 Vilkaviškio Aušros, 1 Kalvarijos gimnazistai. Iš visų geriausiai pasirodė ir daugiausiai taškų pelnė Akvilė Vitkauskaitė iš Rygiškių Jono gimnazijos, Domantas Tamašauskas ir Tadas Žaliauskas iš Marijonų gimnazijos. Mokiniai, kaip žinoma, ir tai nėra banali frazė, visada yra žiauriai gabūs. Tai mes dažnai, jie kaip gali greitai tobulėti, mes nespėjam jiem to dvasinio maisto pateikti reikiamą tvarką ir reikiamą spartą. Jeigu mes spėtume, žinokit, iš tikrųjų nėra fantazija. Jaunimas yra kartais per gabus. Jie tikrai yra labai gabus, o į juos žiūrėdami ir mes truputį gudresni pasidarėm. Ši olimpiada bei pats gimnazijų ir universiteto bendradarbiavimas, pasak kalbintų specialistų, naudos atneša ne tik dalyviams, bet ir bendradarbiaujančioms ugdymo įstaigoms.
Šiais mokslo metais įdiegta naujovė neformalus ugdymas skina pirmuosius vaisius. Anot šios veiklos organizatorių šis žingsnis labai svarbus. Jis leidžia pritraukti į būrelius daugiau vaikų, pagerinti neformaliojo ugdymo kokybę ir prieinamumą bei padidinti pasirinkimo spektrą. Šiemet tėvams leisti savo atžalas į būrelius finansiškai kiek lengviau. Valstybė už vieną vaiko lankomą būrelį skiria iki 15 eurų. Naujovė įdiegta siekiant didinti vaikų užimtumą, sudaryti galimybės prasmingai leisti laiką, lavinti profesinius įgūdžius. Tikimasi, kad lankydami užsiėmimus vaikai ieškos savo polinkių, galbūt net pašaukimo. Vienas iš neformalaus ugdymo užsiėmimų vyksta Smalsučio pradinėje mokykloje. Mano buvo toksai noras, mes patys statėm programas, rinkomės, aš pasirinkau Lėlių teatro temą ir keramiką. Tuomet programos buvo patvirtintos vyriausybės ir mūsų savivaldybės ir mums leido dirbti. Kada jau buvo šitas dalykas jau paviešintas, atsirado vaikų, kurie norėjo, jie sudarėm su tėveliais sutartis ir vaikai buvo pakviesti mokyklose užsiimti veiklą buvo pamokinę. Mes ieškojom tokios veiklos, kuri vaiką patrauktų, kad vaikui būtų labai smagu sudomintų, kad jisai norėtų eiti. Ir aš pasirinkau Lėlių teatrą, vaidybą lėlėmis ir pasisekė organizuoti veiklą. Vaikai labai aktyviai dalyvauja, taip pat ir keramikos programą sudariau. Taip pat vaikučiai labai nori, jiems patinka lipdyti. Patinka užsiimti su lėlėmis, statyti spektakliukus, mokyti žodžius, vaidinti. Pakol kas labai vaikai eina su noru. O visą tai, ką vaikai išmoko, jie pademonstravo spektaklyje Molio motiejukas. Kol kas neformalusis krepšelis įvestas tik iki gruodžio 31 dienos. Tačiau tikimasi, kad rezultatai pateisins lūkesčius ir neformalusis ugdymas taps nuolatiniu. Šiuo metu į neformalųjį ugdymą yra įsitraukę apie 30% Lietuvos vaikų, o norima pasiekti 50%. Siekiama, kad kuo daugiau jaunimų ir vaikų galėtų užsiimti jiems patinkančią veiklą, save realizuoti. Tiek naujienų paruošime šiandieną. Tie, kurie nematė Marijampolės televizijos žinių, tai galite padaryti atsivertę mūsų internetinę svetainę adresu marijampolės.tv.lt. Šią informaciją laidą ir baigiu, su jumis atsisveikinu linkėdamas turiningo savaitgalio. Sudie. Marijampolėje atidaryta nauja automobilių dalių parduotuvė Auto Aibė. Uždaroji akcinė bendrovė Auto Aibė dirba daugiau nei 20 metų ir turi jau 14 parduotuvių tinklą Lietuvoje. Ilgametė patirtis leido suprasti, ko reikia klientams, o kokybei bei aptarnavimo lygiui iškelti aukštą kartelę. Ši parduotuvė lyg automobilininkų prekybos centras. Čia siūloma 97% to, ko reikia lengviesiems automobiliams, pirkėjų patogumui visuose skyriuose savitarna. Prekybos salė gali ateiti, pasižiūrėti, pačiupinėti tą daiktą, yra chemija, aksesuarai, visi mašinai, remontui visos prekės yra. Labai platus asortimentas ir svarbiausia, kad gali ateiti ir pasižiūrėti, paskaityti, kas yra, nereikia klaus pardavėją. Tai tokių parduotuvių su salė ir kad galėtum pats pasižiūrėti, mažokai yra, ar net Lietuvoje net ir nėra, net ir Latvijoje nėra. Detalės įvairiausi aksesuarai, akumuliatoriai ir lemputės, alyvos ir tepalai, autochemija, remonto reikmenys. Viskas, ko gali prireikti ir eiliniam vairuotojui, ir profesionalui, ir įmonėms, ir servisams. Profesionalūs konsultantai kilus bet kokiems klausimams ar neaiškumams visada patars ir padės išsirinkti tinkamiausią prekę. Didžiąją dalį prekių įmonė importuoja pati, todėl gali užtikrinti palankes kainas, be abejo ir kokybę. Jeigu prekia kokybės netinka, mes jos atsisakome iš karto. Čia vienareikšmiai. Jeigu 1, 3, 5 ten būna kokie nors nusiskundimai tos prekės, žiūrim, kas ten yra, jeigu matom, kad iš tikrųjų kokybė šlubuoja, tai atsisakom to tiekėjo. Keičiam prekes, jeigu yra nekokybiška, tai iškart be jokių didelių ten šnekų keičiam prekes ir tiek detalės, tiek visą chemiją ir visus aksesuarus. Jokių problemų toje vietoje neturėtų klientas turėti. Uždaroji akcinė bendrovė Auto Aibė stengiasi dirbti taip, kad pirkėjams būtų lengva rūpintis automobiliu.
Jeigu reikia sutaisyti, atnaujinti ar tiesiog papuošti automobilį, drąsiai važiuokite į Autoaibę, net ir sekmadieniais. Čia rasite viską. Apsilankykite ir įvertinkite. Gėlyno gatvė 14, Marijampolė. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Išpildyk juos su neribotu Mezon internetu ir spalvota dovana. Mezon. Pasileisk plaukus. Mielieji, gruodžio 31 dieną Spindulio kino teatro kavinėje kviečiame sutikti naujuosius metus. Šventinio vakaro pradžia 21 valanda. Jums dainuos Nerijos ansamblio Grandas, Antanas Čepas ir Vytautas Zelenis. Vakaro programoje jūs džiugins dovanėlės dovanos Kalėdų senelis ir žavioji snieguolė. Smagiose linksmybėse dalyvausite ir jūs patys. Vietas užsisakę iki gruodžio 15 dienos 2016 metus sutiksite su Kalėdų senelio padovanota putojančio vyno taure. Užsakymai priimami kasdien nuo 15 iki 20 valandos. Telefonai pasiteirauti 8343 594 82 arba 8699 88 996. Orų rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Informacija apie savaitgalio orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, numatomas lietus, pūs vakarų krypties vėjas 5 metrų per sekundę. Naktį oro temperatūra apie 7 laipsniai. Rytoj diena numatoma debesuota, galimas nedidelis lietus, pūs vakarų krypties vėjas 6 metrų per sekundę. Diena oro temperatūra apie 7 laipsniai šilumos. Sekmadienio diena numatoma debesuota, vėjas pietvakarių krypties 4 metrų per sekundę. Dieną oras sušils iki 7 laipsnių.